Labai įdomus žanras, įdomus vaizdas bus toks keistas. Čia guliu, nes noriu šitą žaidimą parodyti tokioj aplinkoje, kaip aš jį ir žaidžiu paprastai. Tai yra atsigulęs ant lovos, barzda matosi tik tai kameroje daugiau. Ir čia yra Real Racing 3 žaidimas. Kas įdomu su juo? Tai norėjau truputėlį padaryti tokia kaip ir apžvalgą truputėlį, pasižaidimą. Jo, tai yra telefonu, tai jau matote turbūt. Jo, tai šitą telefone žaidžiamas. Ir įdomu, kad šitas žaidimas, va dabar yra 2026 vasario 10 kokia, o kovo 20 jisai užsidaro. Tai reiškia, jo jau dabar parduotuvėje nėra. Nu, ta prasme, čia Android parduotuvėje nebėra jo, kaip pasisiųsti ir jisai teoriškai nebeveiks. Nežinau, kaip tai veiks, kad nebeveiks, gal vis tiek galima bus pasilikti, bet idėja, kad jis kaip ir užsidaro, oficialiai nepalaikomas ir jo. Šitas žaidimas yra koks ten Car Monkeys kažkoks įdarė ir Electronic Arts, nu, tai vėl čia turbūt galima būtų sakyti Electronic Arts kažką blogo sakyti, bet, nu, esmė, kad, na, žodžiu, kad šitas žaidimas aš žaidžiu iš tikrųjų nuo turbūt 2009-10 metų, nu, žodžiu, kokiu jo, aš dabar šiaip sakau, gal 16 metų, bet gal mažiau, nu gerai, gal 13, gal nuo 12 metų, tai skaičiau, gal 13 kokių metų praėjo, 14. Tai žodžiu, aš daug metų labai šitą žaidimą žaidžiu, bet taip su protarpiais. Tai pažodžiu, tai dar kažką, tai aš noriu koks čia žaidimas, kad tokį ir savo atsimenimą palikti. Tai va, tai žodžiu, čia yra Real Racing, tai jisai imituoja kaip ir kažkaip čia lik ir simuliatorius, bet toksai keistas, žaidi ne prieš realius žmonės, o tokius, nu, tiesiog ten, nu, tiesiog prieš kompiuterį kaip ir, arba prieš kažkokius laikus užfiksuotus kitų žmonių. Ja, ir aš dabar offline numaudė, tiesa, ja, bet vat, norėjau projekti tą patį žaidimą. Dabar gal pagrindiniai dalykai, jo, va čia dabar iš karto matosi, tai yra sportai visokie, tai čia yra formulė, NASCAR'as, visokie ten E-formulė, šiaip įdomus tokie žanrai visokie. Ir yra va čia Road Collection, tai yra visokiausi lenktynės susijusios su visokiamis automobiliais. Tai va aš dabar gal įsijungsiu patį pirmąjį, va iškart va šnekėsiu. Nu va čia pavyzdžiui Mazda, koks čia RX, man atrodo, 3 yra lenktynės, nu ir va kokį nors pravažiuosim, kapą pabandysim pravažiuoti. Ir parodysiu kelis variantus. Beje, vairavimas įdomus. Šito žaidimo, kiek aš bandžiau visokių žaidimų, ja, garsą beveik pritildęs, nežinau, ar jis girdėsis. Svarbiausia, kad mano balsas girdėtųsi, tai aš va tikiuosi, kad jis girdisi, nes bus kvaila, jeigu nesigirdi. Tai va, o kas patogu labai, kad vairuoju tiesiog, va dabar mano veidas irgi judinsis dėl to, kad vairuoju tiesiog sukdamas telefoną patį, ne, jį tai va sukinėja ir jisai vairuojas. Tai labai va fainai. Gerai, man čia reikia per 3 ratus aplenkti. Tai va, o lenktynės vyksta taip. Trasos beje visos tikroviškos, mašinos pakankamai tikroviškai elgėsi, nu tik sakau tikroviškai netikros, nu čia va irgi, pavyzdžiui, trasa tikrai yra, nu tikroviška. Va ir yra keli būdai, keli lygiai, sakykime, vairavimo. Aš jeigu matot ir stabdį pats reguliuoju ten kairėje pačioj ir akceleratorių dešiniai pats spaudžiu. Tai reiškia toks jau labiausiai simuliatorinis valdymas, kad taip atseit viską valdau, čia nėra. Nes ten gali, kad automatiškai jisai, nu, padaryta, kad galėtų visi kaip ir žaisti, ne, kad ir net nepatogu, tai vis tiek tu ten paėmė kažkaip. Nu, pavyzdžiui, auto akceleravimas yra galima įsijungti. Bet aš niekada taip žaidimo, nu, gal pačioj pradžioje tik biškai taip pažaidžiau, dabar va pats stabdau ir gazuoju, jo. Ir dažniausiai, nu, čia pavyzdžiui yra 3 ratai ir turi visus automobilius aplenkti, ne, ten tos 20, nu, man nelabai sekasi. Čia tiesa mašina labai lėta, aš po to įsijungsiu gal kokią greitesnę, bus smagiau gal pasižiūrėti. Tai va, ir žaidimas tikrai labai fainas ir tokia dabar labai drama, nes aš dar seku ten Facebook'e visur kanalus, nu, kurie yra šito žaidimo mėgėjai, žaidėjai, tai jie labai ten, oi, čia vat žaidimas ten visi dabar siūlo, nu, ta prasme, kad, oi, kaip apmaudu, kad tiek metų žaidėm, tipo, ir čia dabar viskas jo, visko nebus, nes ten labai daug yra, ta prasme, turinio čia yra žiauriai daug, nes ten vis laik atsinaujina, vis laik ten kažkokios naujos lenktynės, ten vis kažkokie iššūkiai, nu, ta prasme, jie tikrai šitą žaidimą palaikė ir taip labai rimtai. Tai netgi nežinau, bet kita vertus aš ten kartais galima netgi ir be tų visokių naujų lenktynių vis tiesiog žaisti pagrindinius ten tas, nu, vat, visokias lenktynės. Čia irgi, va, šitas dabar lenktynės, kur žaidžiu, tas jau seniausiai buvo, aš tiesiog jau nepraėjęs, nes, nu, žodžiu, tai va. Ir ten įdomi taip veikia, ten tiesiog važiuoju, nu, lenktyniauji, mašina pagenda po kažkurio laiko, tu ją taisai dažniausiai užtrunka, nu, ten labai nebent kokia paprasta mašina, bet dažniausiai užtrunka ten valandom, tada tu pailsi, gal kitas tom mašinom pavažiuoji.
tada, jeigu turi, aišku, tada vėl tada toliau važiuoji, nu, žodžiu, kad toksai viskas užtrunka, toks išplėsta, ištempta į laiką truputėlį, jo, kartais reikia iššūkio, kažko nori gauti, tai ten reikia ilgai, kol ten surenki, nes ne tik pinigai yra toks auksas, toksai auksiukai tokie, tai juos renki, kad jeigu mašinom dažniausiai pirkti, ja, o tų mašinų reikia, pavyzdžiui, kažkokiam turnyram jo įgyvendinti, nu. Ir turnyruose yra skirtingos lenktynės, nu, pas mane dabar cup žaidimas, nu, tai cup tiesiog lenktynės jo paprastos, bet yra ten, pavyzdžiui, endurance tai fainai, kad ištvermė, taip pat ten tiesiog važiuoji, kuo toliau turi pravažiuoti, aplenki kažkokį automobilį lėtesnį ir ten gauni laiko papildomai, nu, pavyzdžiui, toks. Drago yra lenktynės, jo, aš truputį, aišku, kertu dabar. Bet man visai gerai sekasi, aš jau esu antras, tai aš manau vienas ratas dar liko, va, antras iš 3 ratų, tai manau dar apsilenksiu tą tikrai. Tai va, tai kaip tik irgi parodysiu. Ir aš noriu gal kelias lenktynės parodyti ir po to parodyti dar savo, kaip aš esu, jo, dar parodyti kaip, nu, kokie ten pas mane automobiliai yra, visa kita, nes čia, sakau, daug metų rinkta, aš irgi ten pasižiūrėjau dabar, nu, pažiūrėsim, bet ten yra per 20 ištisų parų žaisto šito žaidimo, nu, tai reiškia, va tiek valandų įsivaizduojam, nu, taip pat 24 kart 20, kiek čia tų valandų pražaista, nemažai visai, per tuos keliolika metų, ne. Tai čia mano turbūt vienas ilgiausiai, nu, tai aš aišku turiu ir kitų žaidimų, kuriuos seniai žaidžiau, bet va taip, kad visas pažaist, nu, sakau, aš neištisai žaidžiu, bet vis taip va įsijungi ir vis va taip pažaidžiu. Tai va taip vis, jo. Galėsiu parodyti, kokia tada statistika ta mano į pabaigą, kiek aš ten turiu tų mašinų, kokios populiariausios, kiek aš ten pravažiavęs, kiek laimėjęs ir taip toliau. Kiek pinigų ten susikaupęs ir taip toliau. Tai va, garažą visą savo galėsiu parodyti, jo. Tai va čia truputėlį į pabaigą gal, o gal kaip tik į vidurį pažiūrėsim, nes čia yra labai daug ko pasižiūrėti. Tai va, o tų lenktynių, ką aš ten sakiau, dragas dar yra endurance, yra ten 1-ant-1, man atrodo, duel vadinasi, po to, kas ten, ten po to tas, kur tiesiog į priekį, o mane vejasi jau, kur, pavyzdžiui, į priekį įsiveržia automobilis, bet lėtesnis gerokai ir tu turi jį pasivyti tiesiog, irgi toks įdomus žanras visai. Ja, nu, žodžiu, tokių visokių žanrų, tam, kad nebūtų liūdna, man gal endurance toks įdomiausias yra, nes tas ištvermės toksai, kur ten nu, žodžiu, gal net ir bus proga parodyti kažkur. Aš tiesiog noriu dabar truputį įvairiau parodyti. Ja, va šitas lenktynės, tai šis labai, aišku, lėta mašina, čia X7, man atrodo, Mazda yra, tik tai su ją važiuoja, bet aš čia neseniai pradėjau žaisti. Aš tiesiog jau surinkinėjau tai, ką aš anksčiau buvau ką buvau anksčiau nepražaidęs, tai va dabar žaidžiu kartais. Tai va, tai dabar, ja, nu va, race complete, tada šoksim į kitą, ja. Ir va čia taip po truputį, va dabar, irgi pasimatys. Aš dabar offline mode įsijungiu, tik tai, kad čia nieks mane trukdytų. Ja, va, mašina šitą iki maksimumo yra ištobulinta, dėl to tas viršuje dar durability bonus yra. Ir tada, va, po kažkiek laiko, 30 minučių turėčiau ją vėl tvarkyti. Gal dar pažiūrėsim, gal dar patvarkys. Nu va, ir vėl kažką aplenkiu ir vėl tada dar toliau. Ja, čia va dabar galima pažiūrėti, va dar tada praeičiau ir dabar 91%, nu va, čia tų yra visokių 16 iš viso turnyrų, po 3 kažkokius tai lenktynės, kai kurios po vieną būna. Tai va, ir ten po to galiausiai, nu dabar aš čia kažkada jau neužilgo šitą baigs. Ir va, viršuje yra 49 tie auksai, aš jas vadinu, po to dar doleriai yra, R doleriai 11 milijonų ir dar kažkokie M doleriai. M doleriai, man atrodo, daugiau sportui naudojami, jo, tai va čia irgi toksai painiava truputėlį. Tai va, ir čia tų įvairiausių lenktynių, tai va mano Mazda RX3 yra lenktynės, aš jų čia dar įvairiausių, čia va visokių pražaidės, nu čia daug yra, čia atgal išeini, tie visokie sezonai, visokie skirtingi lygiai. Šitas paskutinis įdomias exclusive yra lygis, kur tiesiog ištobulinim maksimum mašiną, va aš dabar vieną kaip tik dabar praeidinėjau, galėsiu parodyti. Ir tada va čia kažką tai lenktyniauju, pabandom kokią nors lenktynės įdomias. Elimination, jo. Ir va čia yra su Porsche 919 Hybrid 15 metų. Ja, čia kai kurios ir mašinos jau šiek tiek tokios gal pasenusios, bet visai įdomu. Čia su vienodom mašinom ir čia šitų ypatumas, kad su maksimum ištobulintom važiuoja. Jo, tai va čia dabar. Ir dar čia būna, beje, va čia jeigu galima pasisabdyti inžinierių, agentą ir menedžerį, jo, ir tada čia gaunasi, kad jie, jo, va, dvigubai daugiau fame gauni, fame tai tada lygį kelia tavo, čia tada pinigų dvigubai daugiau arba sutvarko mašiną, kad nebūtų nesugedusi
po laimėjimą. Bet čia tik tada, jeigu laimi. Toks irgi įdomus dalykas, toks irgi bonusas yra. Tai va, tai šitas žaidimas jau sakau, jau dabar istorija yra, nes jo jau parduotuviai, koks ten, Android jau negausi. O, visai neblogai žaidėsi. Jau beveik trečias, va. Ir iššokiau iš trasos. Pasigyriau, kad gerai sekas. Nieko, ketvirtas. Čia yra... šitą žaidimą, aišku, dabar jau matosi truputėlį tą kerti kartais trasą, nes ten kaip ir nuobaudos nėra. Bent jau čia, man atrodo, nėra nei vienoj nuobaudos. Ten tik tai, kad kartais gal neapsimoka išlindinėti. O šiaip tu gali kirsti, gali išmušinėti priešus, toksai, vėl tas real racing toks su išlygom, ne visiškas tas real racing yra, nes, ne taip jau čia ir tikroviška viskas. Jo, čia beje labai greita mašina, lyginant su ta, tai labai matosi su to, kur buvo RX7. Jis mane aplenkė, nieko. Bandysim. Čia biškai net susikaupti reikia, nes ten buvo tokia lėta, o dabar taip greitai viskas lekia. Jo. Aš galiu labai pagirti šitą žaidimą, bet kokiu atveju, nes čia dabar jį mėgstame ir kritikuoti, ypač, kad čia Electronic Arts įsimaišęs dėl to, kad jį čia uždarinėja, kaip aš suprantu. Electronic Arts, vis laik didelės, man atrodo, kompanijos susilaukia vis laik kritikos. Čia jau kaip besuk, nežinau kodėl, labai mėgsta didelės ten, ar Microsoftas, ar Electronic Arts, ar Ubisoftas koks nors. Aišku, kartais būna už ką tos kritikos susilaukti, bet iš tikrųjų tai gal ir gerai, kad jie čia tą palaikė žaidimą, jo, nežinau, gal jis nuostolingas pasidarė. Gal dar čia kažką sugalvos, kažką pakeis, kas ten žino, nes dabar tai fanai labai sujudė, kad atseit čia lemba tokį žaidimą, atseit gerą, visi čia kažkas bando alternatyvų ieškoti, bet to alternatyvų, kad grinai tokio žaidimo nelabai ir yra kas keista, va toks lyg tai paima tiesiog nukerta. Kita vertus, dabar gerai, jeigu tai pagalvojus, ar aš esu sumokėjęs už tą žaidimą? Ne, nesu, niekada nesu mokėjęs už tą žaidimą. Jis toksai, ten galėtų kažką gauti į priekį, jeigu tu susimokėsi realių pinigų, bet aš, pavyzdžiui, to niekada nedariau. Aš atsimenu, ten norėjau, man atrodo, Ferrari Formulės 1 kažkuria, tai atsimenu, visą vasarą žiūrėjau reklamas tam, kad gaučiau tų auksų, man atrodo, 900 kainavo, nes ten vienu metu vieną gauni ar du, ir kad susirinkčiau kitos formulės, kurios labai norėjau ir tada lenktynėse dalyvaučiau. Tai žodžiu, tai toksai, bet išleidęs nesu vis tiek pinigų, ne, tai reiškia tiesiog, čia faina toks su pagurgliu, toks video bus mano apskritime, bet viskas gerai. Tai žodžiu, kad labai, toks variantas dar, galim dar pabandyti kokie nors, gal paįvairinimui galima kažką pažiūrėti, pavyzdžiui, mano garažą, o tada dar kokias lenktynės sporto gal, bet tada galvosit, kad čia sporto, šiaip man sporto gal net ir mažiausiai patinka. Dabar galvoju, kaip geriau daryti. Gerai, gal einam tada į garažą. O čia yra garažas viršuje. Galima pasižiūrėti My Cars. Jo, čia šiaip statistikos daug. Statistika gal vėliau, bet pavyzdžiui, mano garažą galim pasižiūrėti. Jo, čia galima nusipirkti, ten visą kitą, maxed out, kurios maksimaliai ištobulintos. Ir čia yra mano, 98 iš 297. Tai aš tik tai, kiek čia, ketvirtadalį automobilių turiu, ne iš visų. Motorsport dar yra 9 iš 100. Motorsporto iš viso aš mažai važiavęs. Tai visi automobiliai. Galim netgi prasukti nuo pat pirmos. Ford Focus. Ir čia jų bus daug, ne 28 automobiliai, tai aš galim visus netgi greit prasukti. Nuo pačių pigiausių, čia buvo patys pirmi turnyrai, aš ten kai kurios ten kur 100%, visokie Challengeriai, Nissan Silvija, visai pigučiai. Ir čia pačioj dar yra ištobulinimai, jos galima tobulinti. Tai šitie pilnai ištobulinti, čia aišku labai mažai tobulinimai, jie labai piguštasi, bet po to jie vis brangsta ten, Audi TT, po to kas ten dar, Audi Z4, po to, jau Porsche 911 GT3, nors čia vis tiek, bet irgi maxed out yra apačioje pilnai ištobulintas. Galima čia dar ką, čia nusidažyti tą mašiną, matau. Tiesa, galima ir netgi pasižeminti ir ratus pakeisti. Tiesa pasakius, net to nedariau. Ir čia dar kažkokį galima. O čia net nežinau, VIP Viscar, čia man atrodo mokėti galima. Čia kur nesu mokėjęs niekada. O, blema, vėl žinau. Gerai, toliau. Pasižiūrim tas automobilis. Shelby GT 500 Fordas. 918 RSS Concept. Kažkur iš šitų, man atrodo, šita labai labai populiari mano mašina buvo. Aš kažkada vienu metu ten, kartais būna susirandi lenktynės, kurios labai, pavyzdžiui, ten ilgos daug ratų ir tiesiog važiuoja, kad tik tai gautum ten daugiau auksų, ten viso kita ir tiesiog, taip kaip sukie. Nissanas 370 Z4, vėl kitas Z4, čia Coupe, jo, teisingai ten buvo. GTR Premium, tas 89 gal prasukiam, tada nueisim dar į kokias kitas lenktynės. Charger RT. Šitas įdomus,
VRC, nes grinai VRC automobilis ir yra lenktynės į 20. Charger SRT 8, IFS Lexusas, nu, toks, jo. Čia vat kai kurios net neištobulintos pilnai, nes, nu, nereikėjo, aš ten lenktynėse prasukau. Jo toks, IS 350 Sport, vėl GT11, GT3 RS 4, čia kitas, ne? 350Z, 370 buvo Skyline'as GTR, Chevrolet Cobalt SS, toliau Chevrolet Camaro, nu čia tokie visokie maskalkarai, o McLarenai prasideda, šiaip tai fainai, iš tikrųjų garažas fainas, MP4, čia dar toks gal primityvesnis, paprastesnis, Audi R8 V10, su kai kuriais atsiminimai yra, kad tikrai daug sukęs, šitas gal ne, M3 Coupe, Viperis SRT, senasis dar tas, BMW M3 GTS, toliau Gallardo, Lamborghinis, net nežinau, čia nerodo kelintas iš kelių čia, nu tai taip ir suksime. Viperis kitas, Corvettas SR1, tas senovinis jo, Challengeris RT, o čia senovinis labai, Bentley Continental GT Speed, jo. Kai kuriai sakau, o čia iš vis neištobulintas M6, nieko aš su nedariau. Ten tobulinimai irgi yra, kad tu paspaudi ir ten lauki, jo, reikia per kažkiek laiko patobulina, plus dar ir ten, Ford GT, plus dar ir ten kartais tų auksų reikia panaudoti, kad ištobulinti. Carrera GT, nu tai čia vienas labiausia klasikinių automobilio, pilnai ištobulintas, jo, kažkokios irgi lenktynės buvo. RS, senovinė, RS 27. Targa, o Targas man kažkokia, jo, Targas tai yra, kur nuimamas stogas, bet tas tokiu, vat, jo, šonė tokiu, ir dabar jas leidžiasi, toks biški tokia senovinė. Nu, čia, kai reikalavo, kad kabrioletai būtų su rėmais, tai čia, vat, atsirado tas Targa. Įdomus man toks irgi. Vėl Porsche'as, BMW'ų, tai aš nesu labai jau toks gerbėjas didelis. R8, vėl Ultra LMS, čia tokiu, matau, vėl Viperis kažkoks, Taip, Gallardo rimtesnis, šito man atrodo daug, čia dar 12, man atrodo, mano užrašyta. Galima ten kažką užsidėti, beje, online tiesiogiai, taip kad gyvai galima, yra toks režimas, kad tiesiog vienas prieš kitą, ten, man atrodo, kitą žaidėjai, visi abu žaidėjai turi būti bent jau ten kažkokį 10 lygį, man atrodo, tai nesunku jį pasiekti per valandą ir tada gali teoriškai online žaisti vienas prieš kitą. Tai ten tokia betvarkė, bet šiaip žaidži tai tiesiog prieš kito laiką, ne prieš jį, o prieš jo laiką. Spider 918 Concept, čia pas manęs kažkur rimtesnis yra, jo SLK Black Series, Aston Martin V12, Vantage, GT3 vėl, tik tai Cup, jo, tai čia ta tokia lenktyninė versija, Nissanas Suma Power, jo, šitas įdomus Ariel Atom, toksai kaip kartas. Hyundai Veloster Turbo, čia man atrodo atskiria lenktynės buvo atskiros. Šiaip tai tas lėtos mašinos kartais netgi fainas, Maserati. Lexusas LFA, dabar dar vienas Lexusas išėjęs, dar kitesnis, bet čia tuo metu superkaras, vienintelis Lexusa buvo. Clio čia irgi kažkoks vos ne, Renault Sport. Spada, net nežinau, čia kažkoks keistas automobilis, ne. Yra, žinau toks, bet. Caterman 7 irgi. Mercedes SLS SMG, čia irgi rimtas daiktas, Continental buvo, bet čia Super Sports, 911 Carrera, čia irgi senovinis 2 Speedster, 918 RS 38, čia tokie klasikiniai, McLarenai P1. Kažkur iš šitų, man atrodo, šitas buvo labai, man irgi maxed out, matot, yra ir labai daug aš ten su juo važiavau. Ferrari F40, nors šiaip jis labai ten brangus, bet ne mano. Iš šitų kažkur Renault irgi labai, gal šitas, irgi labai daug pravažiuotas. Vėl Z4 jau 3 ar 4, Vantage jau irgi buvo, bet čia vėl kažkoks sportinis, matot, labai daug tų automobilių, o jas tenka pirkti, nes tu tiesiog nori dalyvauti. R8 jau 3, tik tai Spideris, kabrioletas F1 klasika jo irgi, ne maxed out, nepilnai iš to. Ferrari FF labai keistas Ferraris, Stingray Corvettas, 458 Italija, gražus automobilis, neatsimenu šio, Pagani Huayra, neištarsiu, labai veidrodėliai įdomus. Vėl 528 Spider, taip, Enzo Ferrari, čia jo labai jau klasikinė mašina, tik spalva kažkokia netokia. Aston Martin Vulcan, čia toks labai jau įdomus automobilis.
Bugatti Veyroną labai norėjau. Nu, Bugatti Veyronas, aišku, dabar jau nenustebinsi, bet čia vienas iš pirmų tų Bugatti, kur ten labai 2.8 cilindrų varikliai, ne ten su super aušinimu, jo ten 400, kiek ten, 1000 arklio galio, net tai irgi labai norėjau. Irgi užtruko man, kol jį gausi ten. Kas čia dar? McLaren P1, ten jau buvo vienas, aš ten kur daugiau nuo McLaren 412. Formulė. Čia senoviškesnė formulė, neatsimenu, čia man atrodo 80-ųjų metų, 90-ųjų, ne, yra 90-ųjų gal. Koenigsegg, jo irgi. 412 C Spideris, Ferrari 3575, čia dar senoviškesnis, visiškai kur dar su atviru. Ir tada F14. Va čia jau mano laikų, man atrodo, nuo 2000-ųjų galo aš pradėjau formulę žiūrėti. Tai va šita, man atrodo, formulė, kurią aš, sakau, visą vasarą žiūrėjau reklamas, kad tos auksus gauti, kad ten 900 ar kiek, kad dabar jau paprašiau manęs gauti. Ir dar tada kažkaip Lotus irgi gavau formulę. Irgi maxed out, palata Ferrari irgi maxed out. Ja. Tai va, tai žodžiu, ja, tai formulės dar porą. Nu, formulė daugiau buvo, 4 ar 5. Bet čia ne bendras lenktynių, bendras lenktynių dar atskirai. BMW čia tokie jo yra, dar taip su tais paspalvinimais senoviniais, Boxster GTS. Neatsimenu šito, kad labiau ten daug. Šito irgi neatsimenu, kad daug. Čia va su 25 metų kažkoks ten istorinis Shelby GT, net nepasakytum. Camaro VLS, senovinis, čia įdomu. Nieko neištobulintas. Mazda MX-5 metą. Nu, čia mano jau viena tokių mašinų, kur aš vis svajoju kažkada įsigyti. Ja, čia dar ta senojo. Bet ir nauja man patinka. Ja. Čia metą nepavadinta, bet MX-5 jo yra. Type R Civicas, irgi labai senovinis. Integra Type S. Type R, atsiprašau. Lancia Revolution X, nu tai čia kurgi be šitos automobilis. Kažkur, aišku, Subaru turėtų būti Impreza. Honda S2000 GT, čia labai fainas Aston Vanquish. Ja, nu, esu mąstyn. Impreza kažkuri tai. Jo, čia ta klasikinė. Auksiniai ratlankiai, ne? Mėlyna. RX3, va čia ta kaip tik, kurią važiavau. Irgi. Viskas? Viskas baigėsi. Tai va, garažą jau parodžiau. Tada gal aš dar nueisiu į kur nors į motorsport ir dar kokį nors pravažiuojam. Ja. Irgi va čia motorsportą įdomu. Ir Formulė 1 licencijuoti, ir Formulė, ir NASCAR'as, ir VRC, ir GT4. Nu ir čia po to visokie GT3, dar čia visokie Endurance. Ir man atrodo, o dabar aš neatsimenu, kurį aš čia praėjęs esu. Gal aš Formulę žaidžiau, jo, gal pabandom Formulės kažkurį tai. Nes Formulė, nu, įspūdingas. Tai man patiko, nes aš nebežiūriu Formulės jau seniai, pripažinsiu, bet vis dėlto prasivažiuoti visai smagu. Tik tai aš dabar nežinau, rasiu kažką. Ne, čia kažkas čia kito. Nes pas mane buvo, kad tiesiog spaudi ir važiuoju ten lenktynės. Tai. Bet aš viską ir pražaidęs, man atrodo. Pasižiūrim, gal dar kažkokių bus kitokių, kur dar nepražaidęs iki galo. Dabar net nežinau, gal tada pažais dar tą, o kaip čia taip gavosi, kad, nu, atrodo, kad kažkaip turėtų būti čia įdomiai visai. Čia jo, čia va pilnai prasukta viskas. O kažkur aš buvau, man atrodo, buvo. Nu, Formulė E dar yra visai įdomus. Formulės, bet jos elektrinės. Jo, nu tai čia aš irgi kažkiek žaidęs. Tai va, tai šiaip tai VRC aš ten kažką lik ir žaidžiau, bet ten irgi sunku automobilis, ten tada tos $M eikvoja. Nu gerai, gal tada einu labiau į tą žanrą, kur Road Collection ir čia iš tų kažką dar prasuksim. Ja, nes čia labai daug tų lenktynių, koks ten dabar aš buvau, man atrodo, Pro AM, ne, ir ten buvo. Jo, tai va, aš dabar čia kai kurios jau galėčiau baiginėti. Ten, kur po 91%, tai viskas atrodo gerai, bet, pavyzdžiui, neturiu vieno automobilio, o tą automobilį gau 125 auksiukai. Nu, vien tik dėl to, kad 100% gyveninti, o tiek aukso negausiu po to, kai šitą, nu, kad šitą praeisi. Tai dėl to kartais praignoruoja. Nu, tai va, tai toksai, nežinau, kurį čia dabar, Honda. Nu, tokių tikrai įdomių yra. Nežinau, galim dar tiesiog praeisiu, aš dar kelis, tie sezonai yra, irgi sezonai, irgi visokie atsidaro, va čia kažkokį pražaidęs, kai kurių dar neatsidaręs daug netgi. Ir atrodo, tikrai nemažai yra nepradarytų dar. Tai gerai, dar tada pravažiuosiu dar kokį vieną ir tada dar parodysiu savo tos pasiekimus visus, o ne, gal taip tada padarom. Gal Mazda toliau pravažiuojam, bet Mazda labai lėta, čia aš jums tada, gal tada prie tų, kur automobilių, kur labai greiti.
Jas dabar vėl grįžau, palaukit. Tuo minutėlė, va. Į tą, kur su tuo gal Porsche ten tuo, jo, gal įdomesnės lenktynės rasiu. Va, čia yra daug tų, čia va įdomiai, ne, kad iš vis yra daug tų automobilių, maksimum ištobulini ir tada gali, jo, aš čia jau esu, ir daugiau dar yra, tik tai automobilių neturiu. Kai ištobulini, tada patenki į tas unikalias kažkokias lenktynės to automobilio. Nu, pažiūrim, kokias lenktynės, kur aš čia tik 12 pabaigiau. Gal kažkokie tokias įdomesnės galime. Tuoj pažiūrėsiu. Cup. Gal Endurance padarom, yra kur nors? Ai, šitas visai įdomus galima. Ai, bet čia ne, čia bus tik tai greit ir viskas. Ai, ne, čia įdomu, čia bus ilga trasa labai. 24 čia tas circuit, jisai viena ilgiausių trasų turbūt šitam visam real racing'e. Jo, ir manis dabar mane aplenkė ir aš tada turiu jį pasivyti ir aplenkti, man atrodo, kažkiek. Va, jis dabar mane važiuoja, ilgai, ten jis važiuoja 130 sekundžių, prasuks man čia. Ir tada aš jį bandau vytis. Nu, bandau, pavyks turėtų, bet šitą trasą tikrai ilga, tai turėtų man pavykti. Bandysiu. Va, 5 km į priekį, 5,5. Ir aš tada su žymiai greitesnė mašina bandau jį pasivyti. Nu va, jau aš jau po truputį mažėja tas atstumas, tai atrodo dabar vakariau truputėlį. Ja, čia yra tas 24 valandų, nežinau, čia kaip jį pavadinti. Biškai suvažiavimą man nelabai sekasi, bet nieko tai. Ne, aš atsimenu tą trasą, bet visas trasas aš daug maž atsimenu, bet tiesiog... Nu, ja, reikia biškai. Šiaip šitas gerai, Porsche šitas labai gerai laiko asfaltą, gali kiečiau į posūkį įeiti. Ja, čia labai ilgas šitas circuit. 24, nu, varau, jau 4,5 kilometro, buvo 5,5. Nu, dabar čia tik tai reikia pamatyti, pristabdyti. Jau taip ant ribos. Au, nelabai gerai. Nieko, varom toliau. Kokias 3,7. Gerai. Ja, aš čia kai kur pakirsiu, kai kur... Nu, čia dabar negražiai pasirodžiau, kai trenkiausi. Čia reikia labai iš anksto, labai greita mašina, reikia labai iš anksto stabdyti. Čia biškai neįpratęs dar. Čia reikia prisiminti. Va, irgi. Gerai. Nu, ir vėl tiesiog, dar viena. Čia labai įdomi tokia trasa. Nesakau, šitą ilgiausia turbūt Le Mans. Na, 3 kilometrai, bet labai artėjau, todėl kad čia tiesiai varai. Nu, 2,5 jau bus. Ir vėl stabdom. Vos išlindau jau, taip kirtau truputėlį nieko. O, vėl artėjau, gerai. Tai vat aš dabar galvoju, turbūt, nežinau kaip ten tiksliai, ar tik tai jį pasivyti reikia, ar aplenkti ir toli kiek aplenkti, ten turbūt nuo to priklauso. Na, ten rodo, kurioje tu vietoj būsi, jeigu ten pasieksi. Kažkaip noriu pirmas būti, tai bandysim. Nu va. Tai va, ir tada čia vėl labai ilgai, au, vėlai, nieko gerai. Taip, nu va, 1,3, ir dabar bandom tada, jau jo 7 vietą pavysiu. Ten gali aš porą shortcutų turiu šitoj trasoj, tokių, kur taip neturėtų būti, bet suveikia. Ja, tai aš galėsiu jos prašokti čia truputėlį. O čia tokie nagli posūkiai ir aš jau nelabai tiesą pasakius moku važiuoti šitą geriausiai. Bet šitą trasą man patikdavo, nes aš čia kažkur buvo kažkoks turnyras, kai 4 ratai ir ten, man atrodo, to Porsche kažkokį ten koncept. Ir aš su juo čia vis pravažinėdavau tam, kad, sakau, rinkti tos auksus. Va, ta raudona mašina, kurią aš turiu aplenkti. Tu gerai neatsitrenkti, jinai labai lėta. Tai aš labai naglai dabar va tai jo prašoksiu. Tiesiai finišą. O, kaip prašokau fainai. Ai, čia susimovau gerai. Ne, čia žiūrėjau susimovė ir netgi net 4 net važiuosiu turbūt. Jo, va finišas. Na, va, tai parodžiau, kaip nemoku važiuoti. Nu, nieko, galim ir taip. Gerai, einam tada dar paįvairinimui. Aš manau, kad šitas video gali būti iki valandos maždaug. Tai dar tada, jo, čia va irgi galima būtų taisyti, bet turbūt neverta, gal dar grįšim. Jo, vis tiek noriu ir savo prisiminimai čia pasižiūrėti. Gal net rasiu tą trasą, kur važiuodavau labai dažnai. Jo, čia būtų visai faina, man pačiam atsiminimai, nes va, po mėnesio šitą žaidimą, o fainai, išėjau, po mėnesio šitą žaidimo nebebus, o išėjau žaidimą labai fainai.
Nu, parodžiau, kaip įsijungi. Gal parodys tą lentelę, kada, nes ten būdavo žaidime pradžioje rodo. Ai, gal dabar nerodys. Kad jau tipo nebeveiks greit. Ne, nerodo. Nu gerai, tai tada, jo, dar tada į viršų. Va, yra viršuje. 171, jo, dabar nežinau, kaip čia matosi per mano galvą. 171 yra levelis, nu, pasiektas. Va, ir žaistos 302 dienos iš viso, 1 valanda 6 minutės ir taip toliau ten juda. Čia iš viso kiek, ne, parų gaunasi. Tai va tiek pražaista, nemažai. 102 milijonai tų pinigų gauta iš viso, išleista dar daug. Tų auksų nelabai rodo, kiek gaila, nes jie labai aktualų. Ir eventų, va, tarp kitko, aš tik tai 16%, va čia dešiniau, kur event startai tik tai 4527 tūkstančių. Aš praėjęs ir esu Analyt Drive Racer jo. Toliau, va čia kokia statistika, kiek ko praėjęs, kiek aš goldo gavęs, 5000 goldo, nu ir ten atitinkamai mažiau. 3000 nieko negavęs, nu tai žodžiu, tai trofėjai iš viso 3800. Tai kaip supratant, nu nemažai lenktynių praeiti. Ir va, čia kiek aš esu car owned, nu čia jo, 98 iš viso automobiliai įsigyti, 9 motorsport, nu šitą va, total garage value. Kiek iš viso kainuoja jo visas garažas mano, 188 milijonai, jo, tų pinigų. Ir dar upgrade'ai kiek done. 2168 upgrade. Taip, favorite manufacturer yra Porsche'as, čia taip gavosi, o favorite car McLaren P1 GTR. Čia aš kažkur radau savo lenktynės tinkamas ir ten sukau ratų. Tai va, netgi rašo race 569 times, labai daug kartų važiavau su to GTR. Netgi galim gal pabandyti surasti, nes aš tas lenktynės labai mėgdavau. Galima pabandyti tas lenktynės surasti, kad aš dabar nežinau, ar aš taip rasiu. Aš čia va daug galim kaip tik prasukti. Va, pavyzdžiui, amateur, aš jau esu visus 100% complete, čia net neįdomu. Po to aš taip pavyzdžiui, tai season yra, kita pusė ten irgi kyla lygiai. Tai va čia jau daugiau visko praėjęs. Nu, va čia aišku, kai kur va čia dar nepabaigta, nu čia vėl vienos mašinos trūksta. Man atrodo, aš gal šitai rodžiau, ne, kur vieną mašiną jo reikia turbūt nusipirkti. Toliau ten va visokių irgi, nu va tas jo teisingai, R3 va Mazda. Čia va visokių yra. Po to kažkur esu, man atrodo, master lygyje, esu kažko, pro, nu pažiūrim, va šeilės, pro visi beveik, va čia ne visi, vienos trūksta. Čia gal net visai faina būtų pabaigti, bet irgi vienos mašinos trūksta už 80. Nu, galima nupirkti, čia pravažiuoti nesunku, tada uždėčiau pliusiuką. Čia, man atrodo, BMW labai daug visokių ir man nepavyko iki galo, nes irgi vienos mašinos trūksta. Palat, šitas pačios trūksta, o, tai čia visai būtų gerai. Jo, nes čia yra daug BMW visokių, jo, va tokių visokių. Šitą reiks turbūt irgi pabaiginėti. Tai va aš dar galvoju kito kovo, kiek šitas žaidimas, tai dar visai tokių, nu, pažaisti kaip tai normaliai pabaigti. Tai va, čia visokių, aš net ir neatsimenu, Nissanai, čia kai kur galima ir pradėti vėl iš naujo, bet jau, kadangi čia yra labai daug to turinio, tai kaip matot, nepaisant, kad aš labai daug žaidęs jo, bet daug ir nepražaidęs esu labai. Va šitas va Porsche'as, kuris dabar va čia Accolade Open, tai va mano yra naudojamiausias. Va šitas, va man atrodo populiariausias. Jis maxed out irgi yra, tai reiškia pilnai ištobulintas. Ir iš kažkurį imdavo va Melbourne, man atrodo, va 4 ratai. Va, tai galim šitą ir žaisti. Tai šitą aš atsimenu, aš sukdavau tiesiog ratais, nes man labai patikdavo visus apsilenkti pabandyti, nes čia pakankamai iššūkis. Ir aš tą mašiną, jinai man, ja, čia yra Melbourne'as, Australija, ne? Ja, ir čia tokia miesto trasoj pravažiuoti, faina trasa. Tų trasų iš vis faina, Spa labai faina trasa yra Belgijoje, ne? Kokie ten dar yra ir šitas ir Monakas kažkurį ten. Trasų tikrai fainų yra, formulės beveik visos trasos standartinės tas yra. Spa, ten Nürburgringai, ten dar kažkas, tai, nu, Nürburgringo gailo pilno nėra, ten tokio 40 km, bet, jo, nu, aš dabar čia labai naglai važiuoju, dar 14, bet čia labai siaura trasa, tai taip reikia biškį lyst, kad kažką pasiektų. Ja, nu, bet 4 ratai, tai aš tikiuosi 11 jau važiuoju. Nu, tai čia kol kas pradžia, tai gerai, tai visai pralendi. 8 jau. Bet čia po to, aišku, jie ten atsiplė... kaip aš čia naglai labai jau ten baisiai lindau. Nu, va taip ir važiuojama. Tokios ir realybė jau būčiau išlėkęs, išskrydęs per langą ir su tokiais daužymais. Nu, bet ką darys? Kam lengva. Nu, ja.
Jo, šitą trasą, aišku, aš irgi jau taip truputį atmintinai, 4. Nu va, o liko dar 3 ratai. Nežinau, turėčiau pravažiuoti pirmas. Tai va, bet šitas man labai patikdavo ir aš atsimenu, man ar tai auksus tos irgi rinkdavau, nes nemažai duodavo šitą, kai pravažiuoji. Ten paėmė ten tą, kaip ten tos žmonės, kurie ten dar pagreitina ten tą tobulinimą. Ai, man atrodo, aš levelį keldavau, o kai levelį gauni, irgi daug auksų gauni. Jo, taip apsimoka levelį keltis. Kiekvieną, kai peršokį kitą, aš antras, ne, tai kažkur pirmas dar yra prieki. Kažkur nubėgu. Nu, taip ir būna. Bent pamatyti, kol kas dar net nematau. Bet dar liko 3 ratai, 2,5. Tada dar spėsiu. Važiuojam, lekiam. Ja, varom, gerai. Ja, tai va čia man toks truputėlį, o šitą gal prieš 10 metų važiuodavau, aš atsimenu. Va, aš jau jį matau vėliavėlę jo. Va, lekiam. Neparodysiu, čia labai klasės, nėra, kad aš čia labai gerai važiuoju. Galima turbūt geriau, bet... Dar nuo mašinos priklauso, kiekviena mašina skirtingai elgėsi trasuoja, tai reikia... Ne tai, kad aš labai atsimenu. O šitą, kai buvau, labai daug važiavau. Šitą, man atrodo, ir buvo. Vienu metu mano populiariausia, po to tas GTR, aš, man atrodo, važiavau tą, kur Le Mans trasoj, važiuodavau su tuo McLaren. Bet šitas anksčiau buvo populiarus, nes aš va šitą trasą, man atrodo, labai daug sukdavau ratų. Ja, kaip sakiau. Nu, gal ir apsilenksim, yra šansų visai. Jis netgi tokia pat mašina važiuoja, bet atrodo, kaip mano. Irgi to kažkokį konceptas čia, man atrodo, prašau. Wow. Negerai, nieko. Nieko blogo nenutiko, tikrai pavysiu dar, bet tiesiog čia kažkaip įtampos pas neišlaikiau. Nu, bandau čia ir jums rodyti, ir dar pat žiūrėti. Ir dar video tam mažam gerai atrodyti, juokaujančiai, aš gal labai gerai netrodau, bet... Ai, va, dabar būna dar kas fainai, man patikdavo ratu lenkti. Ir kai ratu lenki, jie tada patys save blokuoja ir tada jos lengviau yra aplenkti. Ja, nes jie taip naglai nelenda kaip aš. Bet aš vis dar jo neaplenkiu, o paskutinis ratas, reiktų paskubėti. Jeigu pirmas nebūsiu, tai nežinau čia. Bet bandom. Va, priekį vėl bus ir turėtų užblokuoti, tada man bus lengviau. Jau dabar jis blokuoja, va. Aha, ir tada va čia užlendam ir tada jie patys, nes jis tai taip drąsiai nelenkia, kaip aš nesidaužau taip mašitas, jis kultūringai. Tai dar, kad čia jo, kam neaišku, kaip čia žaidžiasi, tai yra, tu kartais matai, kad čia prieš draugą lenktyniauja, bet netiesiogiai, ne, o tiesiog prieš jo greitį, kaip iš šitą trasą pravažiavo, toks keistas variantas, toks virtualus lenktyniavimas, tai tas real racing, nesakau. Nors sakau, yra vienas režimas, kur gyvai tiesiog varai. Nu va, pirmas pravažiavau, tai bent jau pasiekiau. Man čia gal buvo fainiau, kad dar atsimenu, aplenkdavau dar kitus ratu. Nu va, tų pinigų kažkiek gauni, va, levelis, mano tas, va, 171 ir jisai jau va greit vėl pasikels. Tai visai, taip dabar daug žaidžiu, tai visai yra šansas. Nu ką, dar kažkokį įdomesti. Va, vėl jau jisai, nu dabar aišku, dar taisyti nereikia, bet galima būtų paleisti. Ja. Taip, 38 minutės video, dar tu čia kažką dar padėliosim. Taip, ir dabar tada kokį nors dar. Ja, tai šitas man labai patikdavo. Galima dar pažiūrėti kokias lenktynės, kurias aš ten mėgdavau. Aš atsimenu, man atrodo, su McLarenu buvo, bet tik tai kurioje dabar srity, tai aš neatsimenu, Pro aš dabar, man atrodo. Va, Expert dabar. Expert, ne, čia Expert aš ir buvau Expert. Ten pat nuėjau. Expert, toliau Master, man atrodo, buvo. Va, šitas va aš dar nepabaigęs, nes yra netgi mašinas visas turiu. Tik tai jas reikia labai ištobulinti. Iki 66 levelio, va taip ir yra, ir kad jis neleidžia, va čia tipo 66 levelis yra tas PR, ne, jisai turi, o pas mane mašina maksimum yra 64, va čia, va, nu ir viskas, tipo, tai aišku, aš tą galiu tobulinti, bet tam tobulinimui, va čia, pavyzdžiui, žinai, reikia 250 auksų, nu nelengva jas gauti iš tikrųjų, tai va toksai kartais ir užstringi, taip, toks, tipo, toliau nežaidi, tai čia aš kažką galvoju, kaip bus. Jo, čia va irgi. Va, Porsche Boxster šitą neseniai, Porsche va šitą praėjau su šitą Porsche. Nors ne maksimum ištobulintas, bet pavyko praeiti. Formulės va čia buvo, bet man atrodo, jinai ir užsibaigė tada. Va, su Ferrari yra atskirai, su ta sena formulė. Galima čia lenktyniauti su ją. Nežinau, kaip man su ją. Ir jinai, matau, nelabai ištobulinta. Čia gal irgi va būtų man dar ateičiai. Jo. Ir čia va buvo kelias lenktynės. Ar tik ne šita buvo, kad buvo tas, kur irgi Grand Finale ir ten buvo kažkoks Indianapolis čia Amerika, Melburnas mano dar daugiau 5
ir Mount Panorama. Va, man Mount Panorama dar labai patikdavo. Šitą dar pražaidžiam. Mount Panorama tai yra, aš nežinau, kur tiesą pasakius ta trasa, bet tokia įdomi, nes į kalną kyli, tokia tiesioji, po to į kalną ir po to nuo to kalno važiuoja. Toks labai nebloga trasa. Irgi čia 4 ratai, čia ilgai važiuosiu, turbūt kokie 5 minutės ilgai. Nu, čia nėra labai ilgai, bet man su lenktynėm truputį problema yra, kad aš nemėgstu labai trumpų. Man patinka, kai daug tų ratų. Ir yra čia dabar kai kurios lenktynės, kur, man atrodo, po 10 ratų turiu. Tai labai faina, tu tada ir daug gauni, nu, ten to patirties, viso kito. Ja. Nu, va, čia tokia ilga tiesioji, po to į dešinę ir ten į kalną keli. Tai visai įdomi trasa. Galim prasukti šitą 4 kartus, kaip 4 ratai. Svarbu kažkaip įtilpti viską. Va. Dar įdomu, jūs nejaučiat, bet dabar telefonas kaista, nes jis filmuoja ir video mano. Ir dar jis paprastai taip nekaista. Beje, žaidžiu dabar irgi įdomu telefoną, kiek perėjo. Turbūt 4 kokiais telefonais žaidžiau. Ir jisai, galiu ką pasakyti, šitas žaidimas. Nu, jisai nėra grafiškai labai tobulas. Tas truputį tokio fono trūksta, jis lyg tik truputį tuščias. Jisai gerai padarytas, bet jisai padarytas, kad veiktų senuose telefonas. Nu, įsivaizduokit, prieš 12 metų, tai kokie ten telefonai. Na, matau, kad Androidas atsirado prieš 13 ten. Kaip smagiai. Kaip čia blogai prasišoja. Būna čia. Užsikalbėjau truputį. Žodžiu, kad telefonai pas mane 4 gal praėjo, kai aš žaidžiu. Dabar pas mane šiuo metu, ką žaidžiu, čia neatnaujinu savo telefoną Samsung S23. Tai jisai jo, puikiai viskas čia veikia, tikrai gerai daug kadrų. Man pradžia 120 Hz net ekranas ir gal net jis tokį ištempia. Tiesa, aš senesniuose telefonuose buvau radęs tokią programėlę, atsisinti RR3, čia Real Racing 3, nežinau, settings kažkaip vadinasi, ir tu gali tipo tada nustatinėti vaizdo nustatymus, kaip jau stabibiškai pradėjo kažkaip. Nu, tipo, gali grafiką pasigerinti arba pasibloginti, kad jeigu nori daugiau kadrų. Nes šiaip žaidime, tipo, jisai neduoda, jisai paima ir pats parenka, tipo, kokį jis tau parinko, tokį ir žais. Tai va čia toks įdomus momentas. Aišku, dabar jau kai tas telefonas čia geras, kitas 23. Tiesą pasakius, dabar 26 ar 25. Tai kol kas dar nemačiau, dėl ko aš čia turėčiau keisti, bet nežodžiu. Aišku, tada kažkada keis laikas pakeis, bet turiu omeny, kad dabar jisai tikrai labai gerai veikia šitą žaidimas. Ir jo, bet veikia trumpai, mėnesį veiks ir viskas. Nu, vėl tas įkalniukas. Antras ratas, ne, kaip aš nekėjau ir aš tik tai 4 esu. Tai dar reiktų sunku jau dabar lenkti ir aišku, ten kažkaip tas, kad priekiai bus gerokai. Nors pabėgęs jisai jau. Įsidomus, kaip bus kokį, kaip aš važiuoju vienodai. O gal čia visi su vienodais važiuoju. Bet jo, čia truputėlį, kaip sakyčiau, prasileidžiu, nelabai šiandien. O, gal šitą Porsche atsilenks, labai gerai. Bandom. Gerai. Tai truputį sunku įlysti. Jo, aš truputį taip pat trankiausi, gal nelabai gerai, bet čia sunku. Tas gast, visi čia vis. Na, čia kompai, jo. Čia nėra dabar, aš žaidžiu specialiai offline režimą, nenoriu čia, kad man notificationai susikėmėtų, WhatsApp'u, tai ar ten dar kažko. Tai jo, tai man dabar čia irgi toks keistas apėjimas yra. Jeigu tu kartais kažko nepraeini, o kartais būna, pavyzdžiui, endurance, ten tipo, turi kuo ilgiau pravažiuoti ir kažkas labai labai gerai pravažiuoja ir tu gauniesi, kad tu turi prieš jį rungtyniauti, o tai yra žiauriai sunku, nes jis ten kažkaip labai kosmiškai gerai praėjęs. Tai pasirodo yra labai keistas apėjimas, aš po to jau sužinau. Offline mode einu, tada išrenka jisai vietoj to, kad rungtyniautum prieš tos realius žmonės, kurie pravažiavo kažkaip labai gerai, tu rungtyniauji prieš defaultą kažkokį realiai. Tai nėra nieko sudėtingo. Tai aš ir dabar, pavyzdžiui, žaidžiu, tai čia palengvinta. Šiaip jeigu realybėj būna kiek sunkiau. Ja. Nebūtinai labai sunkiau, bet dažniausiai būna sunkiau. Ja, nes ten tie online žaidėjai, jie geriau ten, ta prasme, geriau suvažiuoja. Nu va, jau antras ir gal net, aišku, jeigu dabar vėl pasivysim tos ratu, kurios lenkia, tai jie vėl man padės truputį, nes jie, sakau, matote, ne, kai jos matai priekį, jie ten truputį padeda, kadangi užblokuoja tam kelią, tai man, tai lengviau apsimint gaunasi. Na, šitą patį sakau, bet vis tiek. Tai va. Nu va, jau. Tai jau visai yra šansų. Tuo labiau, kad liko dar 1,5 rato.
Čia va labai tas toksai nusileidimas nuo kalno, man panorama vadinasi. Tai jo, nuo kalno čia leidės. Labai čia ekstremalus šitas. Nežinau, kad tiesą pasakęs. Reiktų pasidomėti, kas čia per trasa. Greičiausiai visas realias. Ai, vienai labai fainai yra Brands Hatch, man atrodo vadinasi kažkaip. Ir tokia labai trumpa. Ja, čia bent jau šitoj, ten konfiguracijos dar būna. Mano Silverstone be labai britų mėgstama trasa irgi čia važiuoja. Ai daug, Indianapolis yra irgi kur formulė irgi važiuoja, ten tas yra NASCAR'o kai kurios trasos, kaip tiesiog ratu važiuoja, bet čia jau nedaug. Ai, NASCAR'as yra atskira šita lenktynės atskiras. Formulės yra atskiras lenktynės. Tai žodžiu, čia tokie, šiaip mėgėjai, tokių, kaip ir simuliatorius, bet vis tiek arkadinis simuliatorius. Aš negaliu pavadinti jo pilnai simuliatorius šitą žaidimą, bet gerai, kad jisai bent jau toks turi imituoja tas tokias tikras mašinas. Jo, ir jas kartais užsidegi nori gauti, kaip Bugatti Veyron labai norėjau gauti. Kažkaip aš čia galvoju, kad jau lengvai apsilenksiu ir neapsilenkiu čia. Kalbėdamas dar. Gal priekį bus dar tų ratų lenkiamų, tai gal kaip. Gal Endurance dar parodys, jo, nes labai noriu parodyti tą savo mėgstamiausią. Vieną mėgstamiausią režimą, kaip tu turi tiesiog ištenį pravažiuoti tam tikrą laiką. Ja, tai manau, vėl priekį. Tai šitas dabar man jau nereikalingas, bet jis man padės, kad išblokuos jam kelią. Jis mes netlenkia. Nes kai jau visai sakau, jam sunkiau lenkti negu man. Taisyklių nesilaikau, jisai ten laikas ir sulaikys. Ja, iš karto atsiliko labai. Dar vienas. Čia mes įsivaizduoju. Atrodo, kad mačiau priešinį. Bet turėtų būti priekį. Nėra nieko tokio. Aš irgi turėjau, kad mano... Jo, nes aš taigi ekranas mažiukas pasmačiau. S23, pažiūrėkit, ten kažkaip solio ekranas. Įdomu. Ai, beje, puikus irgi privalumas, turbūt, aš nežinau, čia rodo, bet 120 Hz, jūs nematote, kad 60 Hz, kaip dabar matote. Tai va, tas irgi gerai toks. Nu, šitose žaidimas apskritai lenktynių, ką žinot, tai ten kokius 30 ir 60 kadrų, tai yra žiauriai didelis skirtumas, 60 kadrų ir 100 kadrų dar žiauriai didelis skirtumas. Tas labai keičia, kad tu supranti trasą ir visą kitą. Ja. Nu va, čia visai neblogai. Endurance, jeigu dar rasiu kažkur, tai visai smagu. Jo, aš to Porsche, aš jau senokai nevažiavęs. Nu va, 12 000, čia visai nemažai. Už Clean dar gavau atsėti, Clean pravažiavau. O, ir dar levelį tai pasikelsiu su jumis. Nors nežinau, turbūt iki valandas video, aš dažniausiai ilgesnį. O, va, beje, mašinas jau viskas condition, tada spaudi service, nu ir va, 3 valandas į services. Tiesa, galima arba skipinti su auksiukais, bet auksų 10 reikia čia daug gana. Arba atsiranda vidury reklama, pažiūri reklamą. Irgi įdomus žanras, ne? Nes tiesiog reklamas pažiūri, jeigu labiau nori žaisti, kelias reklamas pažiūri, jis tada ten praleidžia tą laiką, skipina ir tada žaidži toliau. Taip, Endurance dar sakiau, norėčiau kažkurio, tai nežinau kurio, kuria čia mašina. Gal čia yra Endurance koks nors? Race, Porsche, koks senestis. Kiek čia visi kapai tik tai, negi. Va, Endurance. Pabandom. Ai, išgi servisį, nu dabar jau. Ir nėra, kaip man dabar išjungti. Ne, gerai, tada einam į kitas mašinas, kažkokią kitą padarysim. Ralis yra. Lotus Exi. Aha. Nu, būtų įdomus kokia smagesnė mašina, gal pabandom ne Master, o... Aišku, Endurance galima ir su tą formulę, kur aš ten rodžiau, bet aš jau rodžiau 3 kartus, jinai manęs tiesą pasakys labai baisiai neįkvėpia. Man įdomiau, va čia šitos visokius va tokius pravažiuoti. Elite va yra. Aš čia kaip tik va visus ir parodysiu. Va, Elite yra. Vanguard, jo. 12 cilindrų, 12 plus cilindrų Legends. McLarenai, va, Lexus LFA yra, LFA vien tik tai. Porsche, va, 50 metų, labai fainas šitas, va, vien Ferrari, va, yra 2 Ferrari Face-Off. Tiesa, pasmačiau, nepilnai irgi, praeitą mašinų trūksta. Toliau, jo, kas čia, va, visokie. Kažkokį galima būtų pražais, bet aš dabar nežinau, va, Porsche. Ai, tas pats konceptas Spider. Ne, čia 918 Spider koncept, čia kitas, ar ne? Pažiūrim. Ai, čia toks dar. Ja, bet čia va jau kainuoja 800 auksų. Jo, čia. Šitą turiu. Nu, šitą galima būtų žaisti, bet dabar gal neįdomu čia būtų. Nelabai tokio iššūkio. Porsche va irgi 11. Nu, čia pradėti dar daug ką galima. Čia dar va, čia. O čia nieko nepadaryti. Ar 2 mašinas irgi turiu.
Čia galėčiau visai, ir endurance, gal visai pavaryti. Tuo labiau, kad turiu 2 mašinas tam tinkamas, bet 3 tai brangiai, 450. Nu nežinau, galima visu šitą pravažiuoti endurance. Pažiūrim, kiek. Tiesa, dabar vėl online nebus, nu va, bus maksimumas. Reikia pravažiuoti, kiek bus 5,8 km, o čia juokas, Nürburgringas. Palačia, gal net tas, kur tiesiog toksai žiedas ir viskas, toksai, kur vis sukasi, man atrodo, kur greitas labai. Va, ir įdomi idėja, 56 sekundės ir tu tada turi, vieną pralenki, tave dar 10 sekundžių prideda. Jeigu važiuoji ne per asfaltą, nuiminėja, va, 77 sekundės likusios. Tada vėl toliau važiuoji. Čia labai naglas klausas. Iš šonų skridau. Tai va, čia va toksai va. Ja, labai smagiai irgi. Nu va, 85 ir vėl. Ja, čia trumpas toksai, trumpa trasa. Tai man reikia kiek ten? 6 km pravažiuoti. Aš jau pravažiavęs. Va taip, naglai kartais. Ja, ir iki 90 sekundžių max gali prisirinkti, ir tada vėl jos mažėja, laikrodis ir tada, čia vėl tas labai naglas užkilimas. Ja, tas trasos reikia dar turėti omenyje, tokios daug turi skirtingos konfiguracijas. Man Brands Hatch būtų labai fainas, tokia labai smagi trumpa trasa. Patinka man, bent jau čia konfiguracija šitą. Nu va, jau 2,7 man reikia važiuoti kiekins, iš 5 su kažkiek tai. Nu va, sumagaliu. Au, išlikim. Pažiūrėsim, primiršęs būtų pažiūrės, o čia vėl į kalną. Nu, neprimiršęs iš tikrųjų, nesimėgiu pažaidžiu. Kaip slidinėja man tas. Aš nežinau, man amerikietiškas mašinas truputėlį yra. Nu, koks skirtas. Yra ir gerų girdžiu amerikietiškų mašinų. Bet vokiškų irgi nesu baisus fainas. Nu, Porsche'os, aišku. Nu, Porsche'os jo. Porsche nors ir Volkswagenui priklauso, bet dėja, nedėja. Čia gal irgi tada pasakysiu į priekį. Aš turiu vieną labai tokį žaidimą, kur jis man pakeitė Need for Speed'as beje. Nu, ne beje, čia ne Need for Speed'as, bet irgi su Electronic Arts susiję. Bet tai yra Porsche Unleashed arba Porsche 2000 žaidimas, kuris buvo Porsche žaidimų visa istorija. Čia apie 2000-osius šie žaidimas, kuris yra ten jo. Mane iš tikrųjų sudomino Porsche automobiliais labai. Nors aš ten sudomino, tiesiog. Oi, per gerai pražaidžiu. Jo, va, aš jau pravažiavau, tai dabar jau tik tai dar toliau važiuosiu. Nes aš jau pirmas esu, bet toliau važiuoju. Nežinau, kaip čia įdomu, bet jau dabar pravažiuosiu tikrai. Tai va, Porsche, tai Porsche šitas Porsche 2000 yra, žodžiu, žaidimai, kurie tokie labai, nu, čia turbūt būna jau, kai turi patirties truputėlį gyvenimą, tai kai kam nostalginį, ne kažko seniai nematėjai, o tau patikdavo, tai man Porsche Unleashed yra iš Need for Speed serijos, čia ne Need for Speed, bet vis dėlto. Man pats smagiausias žaidimas ir dėl to aš taip Porsche kažkaip vis laiku su pagarba žiūriu, nes aš pas turbūt net nežinau, gal net nevairavęs aš Porsche jo, kai aš dabar galvoju, realybėj turiu omeny. O šitą, bet turbūt imčiau kažkur tai tik tai, kad, nu, vėl aš praktiškai žiūriu, aš vis pavėtas vairuoju, bet nes tiesiog, tai bus kasko draudimas, danglo taisyti beveik nereikia. Tai čia man turbūt didesnis prioritetas, kai vieną automobilį turiu, jeigu tam turėčiau daugiau gal galimybių, tai jo, tai kokį Porsche turbūt, arba Mazda X5 metam įsikirčiau su topu, tai, nu, žodžiu, tai buvo Targa kokia nors 911 Porsche, irgi labai smagu. Čia pas mane kaiminystėje, dabar kur gyvenu, stovi vienas toks belinas, irgi Targa 911, aš jį taip pasižiūrėjau, man tiesiog smagu pažiūrėti. Ne tai, kad man čia būtinai įvairuoti, bet aš vis pagalvoju, kad gal ir smagu būtų kada nors, jeigu turėčiau per daug pinigų biškį. Bet kol kas daug pinigų turėtų, reikia daug ir padirbėti. Nebūtinai, gal kažką užsigibriau verslą, kas tokių staigiai nenusimato, ir kas ten žiūri. Bet ką ir pasuksiu. Tai va, nu va, dabar jau šitas, va, pravažiavau 10 km, man reikėtų tik 5 pravažiuoti. Ir dar ne viskas. Va, jau buvo finišai tikrai viskas. Ir dabar jau, ir tada tiesiog mašina sustoja, tiesiog pradeda stoti, va.
Čia gazas nebeveikia, akceleratorius pedalas. Va, jisai lėtėja, 60, 50, 40. Taip, ką aš tada, Brands Hatch sakiau, kokį nors vieną. Ne, dar va, 2 valandos, tiesiog prasukam. Jo, nes aš viską kaip ir parodžiau, pasiekimo iš tam žaidime. Va, mašina pati tipo susiremontuoja, nesiremontuoja, jinai tiesiog dar jos nereikia remontuoti. Nežinau, čia gal žaisiu toliau, bet dabar neaktualu. Galim dar toliau pasižiūrėti, kad tada tos įdomiausius, ten vis tiek kita, tos kur lygius, visai įdomiai tim pasižiūrėti. O toliau jau žiūrėsim. Taip. Aha, ten kažkur bando kreiptis turbūt. Nesvarbu man, ten bando kreiptis. Jo, čia visai įdomu, galėsiu vėliau pratęsti. Tų sezonų aš mažiau žaidžiu, bet čia labiau į tavo pusę, ne? Kokia aš ten Elite, dabar Legends tada einame. Taip, Legend čia, o Elite aš buvau ar nebuvau Elite? Aš dabar jau truputį Master buvau. Elite buvau, aš Elite ir dabar ir praėjau, ne? Man atrodo, aš tą prasukau. Jo. Tai tada dar Master pažiūrim ir tada ten jo. Ne Master, o atsiprašau, Legend. Nu va, Legend tai jau Elite Cars, va 918 irgi Spider konceptas pats yra. Pagani Vara. Tai Ferrari, Spiderį, o va čia smagus, kur 100%. Enzo Ferrari keistas 37%. Va, čia Bugatti Veyron kitas, 2 Bugatti Veyronus jau po to turi. McLaren, va čia 4, va čia visokie smagus jau labai automobiliai. Čia kažko dar netgi va, One Moto Unlocked kažko netidaręs, man atrodo, iš šitų prieš tai reikia praeiti, kad atidarytų tas. Porsche 918 Spider Concept ir McLaren P1. Va, McLaren P1 man irgi labai naudojamas. Automobilis galima paspausti ir pažiūrėti kokiu. Bet čia netoks, ten truputėlį dar toksai paturbintas, kitaip atrodo. Jo, va, čia Formulės 1 irgi buvo ir va, McLaren, va. Tai va šitų galim vieną, kurį prasukti. Būtų smagu Brands Hatch surasti tą trasą, aš kodėl jai nostalginu. Bet kur čia aš dabar rasiu, kad nerasiu turbūt, palauk, žiūrim. Ovals, Vils, Surkuit. Va, ten galiai yra šitas va Cup 94 ir aš čia žaisdavau, sukdavau ratais. Daug kartų, jo. Nu gerai, jeigu Brands Hatch nerasiu. Na ja, sunkiai. Speedway. Aš net tokius smulkus tekstai. Silverstone'as man labai mėgstama trasa buvo. Nu, Brands Hatch bus, kur nors. Red Bull Ring nelabai. Nürburgring, Hockenheimai. Katalūnija, Ispanija, Porsche'as, Red Bull Ring, Hockenheim Ring, vėl Vokietija, Silverstone, Britai, Hockenheim Ring, va, Brands Hatch ir dar Endurance, su kita mašina, šitas neturiu, gaila, nu nieko. Ja, Speed Record, va, vėl Brands Hatch. Nu tai gerai, prasukam, va, ir šita va yra, irgi maxed out yra, galim pusę prasukti. Parodysiu šitą trasą, nes visai smagi tokia. Ir gal dar vieną kokią nors, o gal ir nebe, gal ir užteks. Tai va, prasuksim, kiek čia tų ratų net nematau. Čia iš vis tik tai pravažiuoja, labai neįdomi. Trumpai čia va tik tai pravažiuoti reikia, nes čia yra trumpas pravažiavimas. Ir čia turi baigsis trasa. Bet beveik vis ir pravažiau, nes ten jau dar porą posūkių ir viskas. Čia patrumpinta. Iššoko. Jo, va ten dar tada į kalniuką ir ten jau vėl apvažiuoju ratu. Va, čia buvo pusė beveik pravažiavau. Nu, čia taip labiau parodžiau. Galima dar, net nežinau. Gal ir viskas, jo, nes jau video irgi yra. Tai va, tai žodžiu tokia, nusifilmavau, nes pačiam nostalgija. Norisi pasižaisti, dar sakau, žaisiu, mėno liko, nes dabar yra 10, man atrodo, vasario, kažkas tokio, nežinau, galim pažiūrėti, nežinau, kur čia žiūrėti dabar. Tai va, o toliau, tai va, ir tada toliau dar tie, va, yra exclusive, tai yra tie maxed out automobiliais, kuriais galima, jo, nuvarodžiau su to Porsche. Bet sakau, man tas Porsche kažkaip neįkvėpė, aš galvoju, va, čia šitos dar patobulinti, dar kažkurios ištobulinti ir pažaisti, va, tai Aston Martin, gal čia visai nedaug likęs yra, irgi su juo, va, tą maxed out pažaisti, va, šitą kolekcijas. Ir tada su sportu dar labai daug ką galima, Formulė čia labai neblogai išvystyta, tai aišku, pasenė ten daugelis sezonų jau, bet tikrai neblogai, tikrai įdomu.
Tai va, viskas turbūt. Manau, kad toks ir bus video, toksai man pats ir savo daugiau, bet ir jums gal įdomu, toks žaidimas, kurio nebegalite jau atsisiųsti ir pažaisti. Bet istoriją norės truputį palikti, YouTube įdėti, jeigu būna kažkas ir sakys, o ir aš žaidžiau, ten pakomentuos. Pakomentuokit, jeigu žaidžiat pasiekimus, tai įdomu. Jo, aš jau savo pasidalinau. Iki.